Kadangi patys esat atstovai srities, apie kurią nieko neišmanau, norėčiau gal, kad patys pristatytumėt, kas tokie esat, ką atstovaujat ir kokį darbą dirbat šventėse. Darbu tai nepavadinčiau, nes gal pirmiausia nuo to, ką aš atstovauju, tai atstovauju ugnies valdovus, tai yra šokio su ugnimi studija, šou baleto grupė, gal taip galima pavadinti, kaip dabar pasaulyje mus pristatė. Ir tas dalykas tiesiog iš hobio atsirado. Apie tą žmonės ugnies šou arba fakyrai. Principė tai yra standartinės frazės, kurie žmonės išgirdo ir savo vestuvėse bet kokį kainą nori. Nori fakyrų. O ko tu nori? Nu, kad pasimaskatuotų man. O ko nori? 4 bičiai, kad pasimaskatuotų. Bet mes sakom, kad tai yra šokis. Ir ne bičiai, tarkim, turėjo, bet atlikėjai, šokėjai, profesionalų šokėjai turėtų visą tai padaryti. Ir tarkim, pas mus ugnies valdovus to ir yra skirtumas, kad yra visi profesionalų šokėjai. Jie 10 metų dirbo scenoje, tarkim, kaip pavyzdžiui. Ir tik tai po to jie eina į tas vestuvės, daro tą šventę, daro reginį. Bet tai naujas reiškinys vestuvėse, tarkim, pavadinkim tie ugnies šou, ar ne? Tai yra, tai pavadinkim, tai gal 6-7 metai Lietuvoje. Pasauliniai praktikoje tai yra kur kas didesnė patirtis, bet Lietuvoje tik tai tiek. Bet kiek važinėjom po renginius, tai dar sutinkam žmonių, kurie sako, pirmą kartą matome tokių dalykų. Mes dabar kalbam apie tuos vėlgi naujus reiškinius, nes visai sąlyginai nesenai lietuviškose vestuvėse degindavo rūtų vainikėlius. Tai būdavo 12 valandos atrakcijos, o dabar jau žmonės vis dažniau eina į lauką stebėti gražaus dangaus, kurį pagražinat jūs savo fejerverkais, ar ne? Jo, vėl atsigauna iš tikrųjų tas žmonių noras kažkokią tą savo šventę papuošti kažkokiu akcentu. Kaip sakant, 12 valandą, kad tai būtų iš tikrųjų visos šventės kulminacija. Ir, na žinoma, tai vienas, sakykime, dažniausiai tie du variantai, tai arba fejerverkai, arba kolegos fakyrai. Tai žmonės vieną iš tų dviejų, kaip sakant, variantų, jeigu tik piniginė leidžia, aišku, stengiasi rinktis, nori tiesiog ir savo šventę kažkuo tai papuošti ir žinoma, netgi kartais galbūt dažniau tai būna labiau nustebinti savo svečius. Tikrai yra populiaru ir bent jau mūsų, sakysim taip, versle, vasaros metu praktiškai kartais netgi sakome, kad vos ne kas antras fejerverkas ar netgi kartais daugiau jisai yra vestuvinis, skirtas būtent vestuvių proga. Užsiminė Artūrai, kad galbūt tai nėra labai pigu. Ar pigu, tarkim, tokį dalyką sau leisti šventės metu? Šiaip iš tikrųjų, aš taip manau, kiekvienas norėdamas padaryti bent kažkokį savo tą akcentą, tikrai gali surasti bet kokiu atveju, atsižvelgiant į tą savo piniginę alternatyvą. Nes kad ir tų pačių fejerverkų yra jų tiek brangių, tiek, sakykime, būtinių paprastų, kurį žmogus gali pats išsišauti, kaip mes juokaujam, kokių piršlių įdavus į rankas, nubėgus už krūmų uždegti. Arba tiek išsikviesti mūsų profesionalus, kurie atliktų, galbūt nelabai didelį grandiozinį, bet jau rimtą profesionalų fejerverką. Arba netgi jau kas gali sau leisti ir muzikinį, tokį jau, kaip sakant, šou, kad jau su muzika, su ugnies choreografija, ta prasme, kaip ir Saulius, mes irgi stengiamės tos didesnius fejerverkus jau daryti ne tik kaip ugnies ar ten sprogimų kažkokį tai mišinį, rinkinį, o visą tai suderinti su muzika ir padaryti tai šou, tarsi sukurti kažkokią kaip liepsnų choreografiją. Kalbant apie muzikinį fejerverką, ar jaunavedžiai patys gali pasirinkti savo mėgstamą kūrinį? Taip ir sakome, kad atsiųskite arba pasakykite, koks jūsų kūrinys yra mėgiamas, patinkamas, kokia tai yra daina. Mes tiesiog pažiūrėsime, paklausysime, įvertinsime, ar ši daina yra tinkama fejerverkui. Ir jeigu ta daina yra tinkama, taip sakom, gerai, prašom, pagal šią dainą galima daryti. Aš tai kaip sakau, kaip sakė Artūras, vieni ugnį, kiti fejerverkus, o būna, kad ir ta. Tai aš sakau, pirmiausia, jūs matot pasirodymą ant žemės, o paskui yra pasirodymas, lygiai toks pats pasirodymas, emociškai stiprus danguje. Ar yra tokių erdvių, kuriuose ugnies šou negalima tiesiog daryti dėl kažkokių saugumo ar dar kažkokių reikalavimų? Be abejo, mes darom lauke visada, jeigu sausringai vasarą, visą kitą jau pradedi, ir jeigu sodyba prie miško, tai tu žinai, kad jau į šalis nesitaškysi žiežirbom, nes pakankamai didelė rizika, kad miškas gali užsidegti.
O toliau, kaip sakau, visur tai yra prevencijos kiekis, netgi darom pasirodymus viduj. Aišku, dažniausiai tai yra įmonės samdo viduj, yra kažkoks scenarius, yra 300 žmonių ir jų visų neišvesi į lauką. Tai va yra scena, padarykit ant scenos. Be abejo, tai yra pasirodymas ir labai smagu, kai tarkim pasirodymo metu tu pats žiūrovų minė, tarkim, iššokį, prieini su ugnim, tada vėl atsitrauki, bet tu valdai tą situaciją. Aš ateisiu prie jūsų ir kai matysiu iš pradžių išsigandusias akis, paskui apsiraminusi, aš vėl nueisiu ir vėl darysiu savo pasirodymą. Dažniausiai galbūt tokia problema yra miestuose, kai yra daromos vestuvės kažkokioj kavinėje, restorane, ypač jeigu kavinė, restoranas kažkur centre, senamiestyje, miesto ir tarp namų labai maži atstumai ir tiesiog fiziškai nėra kur saugiai tą fejerverką atlikti, pastatyti ir jį šauti. Tuomet mes tokią kaip alternatyvą siūlome taip vadinamus sodų fejerverkus. Tas terminas jisai gal nėra visiškai toks taisyklingas, sodų parkų, čia mes sakykim taip iš rusų parkavai fejerverkį, sakysim taip tiesiogiai paėmėm tokį kaip vertimą, bet tai tas pavadinimas kilęs iš dar viduramžių laikų, kuomet pirmoji ta pirotechnika buvo būtent tokia kaip pramoga visokiem didikams, carams, valdovams, kuomet didžiuliuose jų rūmų parkuose buvo daromi visokie efektai, kurie vykdavo ant žemės, tai figūros, sakykime, iš tų pačių, kaip mes matom dabar, fontanai, bet tiesiog jų daug visokių pridėdavo, arba jie sukdavosi, švilpdavo, nes tiesiog tais laikais dar tokios profesionalios šaudomos pirotechnikos buvo mažai. Tokį patį šou, kad ir su muzika galima sukurti iš tų pačių sodo fejerverkų efektų ir netgi kartais toks efektas, jisai vykstantis kažkokioj tokioj, sakysim, originalioje aplinkoje senamiestyje ar tarp senų pastatų ar kažkokio dvaro parke, jisai kartais netgi žymiai maloniau galbūt net atrodo ir netradiciškai negu tas šaudomas fejerverkas. Ta fejerverka šaudoma, mato visi aplinkui toli, o čia vyksta tik prieš tave, tu tik tai matai jį ir iš tikrųjų jisai yra toks žymiai subtilesnis. Teko matyti, kai šventėje beriamus gintaro dulkės yra į ugnį ir sakomi palinkėjimai. Ar tai turi kažkokią reikšmę? Ar tiesiog tai nauja, besivystanti graži tradicija? Ne, iš tiesų ta tradicija, gal mes lietuviai nuo seno širdį tą pagarbą ugnį nešiojam, nes dar kiek teko domėtis tai Lietuvos senąją kultūrą, tai sako, dar 21 amžiuje, rytas prasidėdavo kiekvienoje triboje nuo tos šventos ugnies įžiebimo, tai yra ugnies deivės Gabijos garbiai. Ir aš galvoju, kad tos tradicijos, kaip sako, viskas, kas yra nauja, tai yra sena gera užmiršta. Ir žmonės dabar ir vis dažniau sutinkam, kad nori tokių ir pagoniškų elementų savo vestuvėse, netgi yra tekę dalyvauti, kur vien pagoniškos buvo, atvažiuoja visi lininiais drabužiais, tie rūtų vainikėliai visi. Ir sako, norim prie to pačio ugnies, kad būtų surištas šituo. Tai žmonės tiki, kad ugnis palaimins tą jų santuoką ir nori, kad būtų. O gintaras, tai sako, turi tų savybių iš principo, gerų ir apvalymas ir ten daug reikšmių iš tiesų, pasigilinus. Dar plius žmonėm patinka, kai sakau, tas ugnies šou ir po to tas gintaro dulkių ritualas, tai yra pasirodymas. Ugnies pasirodymas, kurio metu jie patys tampa aktoriai, patys jie linki vienas kitam kažką pasižada metai ir sako, ugnis palaiminiau kai kuriuos ten tuos pasižadėjimus, kai kurie nesigauna ir iš to, sakau, gaunasi vos ne šou dalis. Ar teko išgirsti iš užsakovo kokių nors nestandartinių pageidavimų? Tarkim, iššauti rožių žiedlapius, kažkokios fejerverkų dėžės ar ten didžiulio konfeti vamzdžio? Būna, iš tikrųjų. Atsiranda tokių visokių keistų dalykų, net nežinau, iš kur galbūt žmonės susigalvoja, bet gal tiesiog įsivaizduoja, kad įmanoma tai padaryti, nes, kad ir tokias standartinės konfeti patrankas, tą popieriukų šaudome, darome tokius efektus, bet žmonės sako, man į tą pačią patranką įkiški ten kažkokius gyvus žalius rožių žiedlapius. Kartais žmonės prisižiūri kokiu nors, nežinau, filmų arba ten kokių švenčių fejerverkų kokiuose Arabų Emiratus ir sako, man užrašykite danguje skaičių, žodžiu, kad iššautų ir būtų parašyta ten koks nors Petras.
Teoriškai galbūt tai ir įmanoma padaryti, bet tai labai daug kainuoja ir tiesiog tenka žmogų nuliūdinti ir pasakyti, kad dėja taip negalime. Ant žemės mes jums degantį užrašą galime padaryti, bet danguje dėja turbūt apart kiniečių Pekino olimpiadai dar nelabai kas ir išmoko tą gerai padaryti. Tai aš sakau, šaudot paprastus fejerverkus ir sakot, įjunkit fantaziją, perskaitysit ir vardus, ir žodžius, ir visą kitą, ko tik norėjote. Tikriausiai jūsų darbo dalis yra ne tik vakare, nes man teko matyti ne kartą, kaip prie Santuokų rūmų, prie bažnyčios stovi didžiulės patrankos, šauna ten konfeti, dar kažką. Būna tokių, kurie ir ateina, sako, duokit man kažkokį konfetį, ar netgi, kaip sakot, matėt patrankas, kurios pučia labai didelį kiekį, kad jau padaryti tikrai gerą efektą, didelį kiekį išpučia tų konfetį aukštai, plačiai ir tokį net debesį padaro jų. Iš tikrųjų yra tokie dalykai ir netgi net yra ir tokių fejerverkų, kuriuos dieną mes šaudame. Aišku, vestuvėms tai gal rečiau pasitaiko, nes yra tokie visokie spalvoti dūmai, sproginėjimai, garsai, kuriuos iš tikrųjų galima ir dieną, sakysim, stebėti, žiūrėti. Jie gal netokie gražus kaip tie naktiniai, bet iš principo kažkokį akcentą padaryti galima. Pas mus, žinot, ką prisiminė, būna pas mus, tarkim, tokie nestandartiniai intarpai pačio renginio metu, tokie įsimintini, kai pradeda daryti šou, viskas gulbė ateina į aikštę. Iš kur nesirado, nieks nematė, bet dar žiūriu, kas čia. Šuo įbėgo, o įdomiausias atvejis, kai buvo irgi senamiestį darė ir sako, čia yra aikštė, didelė aikštė, reikia padaryti šou. Tvarkoja, susidėjom laužus, viską, o ten yra didelė aikštė, autobusų apsisukimo žiedas, bet kadangi jau tamsu vėl, tik susidėjom laužus, susirinko žmonės, vakarinis autobusas, mes išeidinėjome ir jisai tarp mūsų ir žiūrovų. Pravažiavau ir skaičiuoju, ar visi laužai, ar viskas tvarkoja, viskas gerai, darom toliau. Aš gal sakyčiau, mes esam tie žmonės, kurie pateikė to šventės kulminaciją, emociją, tai pavadinkim, nes tiek dangų išėjo, jeigu geras fejerverkas, visi įsižioja, žiūri, verkia ir visiems labai gražu būna, tiek pas mus išeina, tu bendrauji su žmonėm ir ta emocija, su kuria jie palieka šventę. Tai mums tai iš tiesų tai yra didelis įvertinimas ir smagu girdėti, kad ta finalinė emocija, kurią visi atsiminė, yra teigiama. Nes mes tik tai kaip papildas prie gero, kaip sakant, patiekalo esame. Bet jeigu žiūrovas klykia, šaukia ir jam patiko, tai viskas gerai. Taip ir šventės kulminacija. Žodžiu, svarbiausia, kad šventė pati būtų gera, o tada jūs ją tinkamai galite užbaigti. Kaip ir šitą laidą. Nelaimingų, kas ką nudegino. Taip ir norėtume. Aš tai ne, nes paskui iškirpsiu vis tiek.